Labas rytas, nubudau, labai gerai miegojau pastarasis 2 naktis, kai turėjau laisvadienį ir prieš laisvadienį. Tai taip stipriai prastai miegojau, kėliausi naktį tenais, tada pamenu, ir kažkaip varčiausi labai daug ir atrodo karšta buvo. Tai ši naktis buvo tobula, tiesiog kaip užmigau vakare. Tai visą naktį labai gerai šiltai išmiegojau ir sapnų atrodo daug buvo. Užsidėjęs marškinius, su jais atrodo šiek tiek geriau miegoti, nes gal ir per šilta dabar jau su termomaikė, nes čia pačiuose pietuose esu, tai laikosi apie 13 laipsnių, gal iki 10 nukrenta naktį, bet vis tiek šilta. Netrukus lysiu ir reiks iki Lindesnės, lygtais taip vadinasi, Švyturio nuvarysiu, kur yra piečiausias Norvegijos taškas. Truputį pabūsiu, nes jau pavalgęs, tai nieko ten per daug neužsilaikysiu. Pabūsiu ir atgal lauks tie patys 12 km iki miestelio, kur vakarieniavau, pietavau ir jau tada tęsim žygį toliau. Na va, atvykome į Lindesnės Švyturį, kuris yra įsikūręs piečiausiame Norvegijos taške. Tai dabar piečiausias Norvegijos taškas, o anksčiau buvo pasiektas pats vakariausias Norvegijos taškas žemyninės dalies. Tai buvo Vandertanget, taip lygtais vadinasi. Tai čia ne vienas buvo iš tiesų jau švyturys pastatytas. Buvo ir iš anglimi kūrenami kai kurie švyturiai, paskui modernizuota elektronika atsirado ir nežinau, čia su tokiais lęšiais dabar yra tas švyturys. Vakar iš tiesų, kai variau miegoti, ir iššvietė, taip ratus suko ir nesupratau, kas čia tokio, bet paskui supratau, kad čia švyturys. Tai jo, pasivaikščiosiu, bangos labai didžiulės, taip pat ir vėjas yra šiek tiek lietaus, bet kartais aprimsta. Netgi yra tokių kaip bunkerių padaryta. O gera vieta bus pakalbėti, nebus vėjo. Tai yra tokių kaip bunkerių padaryta, kai kur akmenim apstatyta, kai kur tai tiesiog išmūryti tokie tuneliai. Tai karo metu tikriausiai buvo naudojami, nežinau, priešakinėse linijose. O per antrąjį pasaulinį karą švyturys buvo kaip ir irgi naudojamas karo tikslams ir įsibūrusi čia vokiečių armija stebėjo nuo to švyturio, kaip priešlėktuvinė gynyba buvo įrengta šitoje vietoje. Tai va tokie faktai apie šitą vietą. Ir kaip ir pirmasis švyturys Norvegijos šitoj lokacijoje buvo įkurdinęs. Vienas čia buvo švyturys, čia tas buvo, kur anglim kūrenamas. Yra ir kitų tokių kaip apskritų duobių likę, tai irgi po senųjų švyturių likę.
Kelionė eina tikslas po tikslo po tikslo. Tai pirmas kelionės tikslas buvo vandenynas, kiti tikslai vėliau buvo pasiekti Trolelio žuvį, pasiekti Prekistoliną. Paskui po Prekistolino išsikėliau savo tikslą, dabar metas važiuoti piečiausią tašką. Dabar esu čia, paskui dabar kitas tikslas važiuoti link Oslo, bet aišku, nežinau, ar jį pasieksiu, gal neaplankysiu, nes nelabai yra noro. Ir po to, na galima gerai, sakykime, ne Oslo pasiekti, o pasiekti Švedijos sieną, o po to tai Stokholmas belieka vienas pagrindinių tikslų. Tai tikslas po tikslo ir taip daug lengviau keliauti ir judėti pirmin, kai žinai savo fokusą vieną. Ta pati vieta kaip vakar, šiek tiek dar nusipirkau maisto, tai bananų paėmiau nukainotų ir marmelado. Marmeladas su apelsinais bus, tai va man bus su sumuštiniais, pasidarysiu marmeladas, sūris ir bananai. Su arbata, va taip užkasiu ir tada važiuosim. Iki dujų papildymo man greičiausiai bus kokie 80 km, tai rytoj manau pasieksiu. Kristiansandas miestas toks didesnis bus. Nu ir va. Tada iki laimės tikrai nedaug reikia. Beje, jeigu tu pietauji, pusryčiauji, vakarieniauji, o gal šiaip užkandžiauji, tai skanaus tau. Sumuštiniai gavosi labai skanus. Dabar antrą trejetuką valgau, užsibėriau dar avižų ir kokosų drožlių. Labai skanus ir sotus sumuštiniai. Važiuosim 3:30. Vakar tokiu laiku tai jau virš 30 buvo, o dabar tik 15. Geras orelis gal čia bus. Vienoje pusėje saulė man už nugaros, šitą pusę ir judėsiu. O bet iš kur atvažiavau, geras debesys stovi. Kaip vakar, taip ir šiandien. Kriaušę kramsnuojam. Važinėjau į miestelį, arba jau čia miestas Mandal pavadinimas toksai. Tai gal sustosiu, gal nesustosiu, bet radau obuolių pakeliai, augo medelis, šiek tiek užvalgiau, bet norėtųsi gal truputį sustoti, pailsėt, pasėdėt, tada važiuoti toliau. Sukau ir į Kivį, ir į Rėmą 1000, bet galvojau nukainoto kažką rasiu, bet nieko gero neradau. Tai perkasiu, ką turiu, dar vieną obuolį ir bananą. Sukirsiu, šiek tiek atvėso oras, bet geras toks minimui apsiniaukia, koks ir mėgstu, apsiniaukia, nelyja ir nėra nei šalta, nei karšta. Tai visai optimalus oras minimui. 15 laipsnių turim. Bet rankos taip juokingai pašalo. Pačiam kaip ir šilta, pirštai baigia sušilti. O jau šitas bevardis jau baigia sušilti, to ir šitie jau sušils. Bet juokingai atrodo taip pusiau balti, pusiau normalios spalvos.
jau susiradęs nakvynės vietą, bet, žodžiu, žiauriai ironiškas dalykas nutiko. Nu, toks žiaurus, kad eina savo, nu. Žodžiu, kai buvau prie tos Kivi, čia kur vakar vakariniavau ir šiandien pietus valgiau, tai valgiau ir užmačiau šitą dalyką. Čia yra smeigtukas. Gulėjo ant žemės, galvoju, reikia patraukti, nes dar kažkas užvažiuos. Ir pamiršau patraukti. Atvažiuoju, kažkas čia šnypšti man. Pažiūriu, tas pats smeigtukas. Eik tu savo, no. Ištraukiau iš rato. Kur čia varo? Kažkur varo. Skylutė yra. Dabar nematau. Va, čia kažkur va. Blemba, nu sutaptų man taip. Gerai tą kamerą suklijavau. Tai rytoj gal čia patvarkysiu iš ryto. Galvojau patraukti, nu ir pamiršau, nu, ir pats užvažiavau ant jo. Ai, vatau, kad nori smeigtukas. Nu, dabar reikia sulankstyti ir kažkur saugiai padėti. Nu, vatau, kad nori, toks va nutikimas prieš vakarą, bet nežinau, per daug nesureikšminu, labiau juokingas ir ironiškas. Ne kažkoks tais pyktį kelintis, ar ten, oi, bus sunku čia kažką daryti, atsikelsiu, pabandysiu patvarkyti. Jau kitaip neišsisuksi. Tai iki Kristiansando 40 km lieka. Tenais yra Biltema parduotuvė, į kurią ir noriu užsukti. Tai jinai iki 9 dirba, tai manau tikrai pavyks rytoj susitvarkyti ir dujų užsipirkti. Atsisveikinu šiandieną, ačiū, kad žiūrėjot. Diena buvo visai ilga ir turininga. Ir aplankytas piečiausias taškas ir daug lietaus buvo, paskui lietaus visai nebuvo. Palei jūro kelias ėjo, beveik palyguma, visai smagi dienelė šiandien susiėjo pačiam ir susimatom rytoj. Tai ate.